Šiandien labai lietinga diena, bent jau dienos pradžia buvo tokia, bet valgyti norisi ir per lietų. Šiandien vežiojame mes paprastą labai patiekalą, tai yra sardelės, ar yra, kažin toksai lietuviškas žodis, žodžiu, dešrelės su grikių kruopais ir su kom ten dar, ir su garnyru. Keliaujamės po savo žmonės skirtingus, vieni yra savo, sakykime taip, namuose, kitų nėra, tai paliekame, jau turės patys kažkaip tuomet šildytis, bet yra, kaip yra, išvežiosim šiandien apie 30 porcijų. Visi žmonės, kuriems mes vežam, jie yra blaivus, jie negeriantys, nes mes vežiojam ne užkandą, o vis dėlto maistuką. Kai galiu, aš tai paserviruoju biškų, taip gražiau atrodo, matot kaip. Ir dar šiandien užsuksim pas bobutis durį sutvarkyti. Namų statybai. Pažiūrim, ką mes čia turim. Aš galiu padėti. Nieko, Tik pastovėsim. Galbūt ir nebepūs, toj pažiūrėsim. Aš vis ausų uždegimus įgaunu ir įgaunu. O, užsidarys dabar jau. Užsidarys? Aš pirmą reikia. Kita pilnai. O dabar rankeną reikia pakelti į viršų. Čik. Ir atidarom. Dabar uždarom rankeną žemyn. Ne iki galo. Ir rankeną žemyn. Prispaudžiam rankeną žemyn. O, nebeapučia. Viso. Kaip aš galiu tavęs neapkabinti, draugė nuostabus. Tai va. Tai čia veikia gerai. O, dabar žemyn reikia. O, viso. Ir nebepūs daugiau. Super. Viso gero. Ate. Draugė, tu esi stebuklingas vyras. Stebuklinga žmona, kuri tave turi. O, tai iki. Viso gero. Viso gero. Tavo žmonai pavydžiu. Iki. Viso gero. Jau išvežioju likučius. Liko gal 10 gal porcijų. O krūmus. Kad tik nesusirgt. Čia ant stalo. Dabar kryžiams. Ką norėjau paklausti, tokia geltona tašė, ne jūs atvežėt su... Jo, su maistu. Manęs nebuvo namuose. Gerai. Gerai, ačiū. Darėt šitą daugiau. Aš dar dovanų. Aha. Iki.